Šiandien pakalbėsime apie vieną svarbiausių dresūros elementų ir kodėl taip atsitinka, kad kai rankoje turite skanukų arba turite maisto, šuo koncentruotas, žiūri į jūs, jūsų klauso atidžiai ir tik skanukai ar maistas dingsta iš rankos, turite didelių problemų. Tai ką reikėtų daryti ir kodėl taip atsitinka? Taigi, susipažinkite, svarbiausias dresūros elementas yra geros emocijos ir pagirimas. Be jų niekur jūs toli nenukeliausite. Atminkite, kad svarbiausia tuo metu, kai dresuojate augintinį, kai tik tai jūsų šuo atlieka komandą, iš karto pagirkite, parodykite daug emocijų, kad šuo būtų dar labiau susijaudinęs, dar labiau lauktų paskatinimo ir tik tada, kai ypatingai atidžiai žiūri į jūs, paskatinkite skanuku. Kaip tai turėtų atrodyti, tai paprašykite, kad šuo atsisėstų. Kai tik tai šuo atsisėdo, pirmiausia, jūs pagirkite. Taip, super, šaunuolė pievutė. Ir kai tik tai šuo dar aktyviau žiūri į jūs, tada pasakykite OK arba taip ir duokite skanuką. Pamatysite, šuo pradės laukti jūsų gero žodžio, jūsų emocijos. Ir tai bus prioritetas gaunant toliau maistą arba skanuką. Jau vėliau po truputį ilginant laiką, kai šuo tiesiog mėgausis jūsų kompaniją, lauks gero žodžio, o tik vėliau už tai gaus skanuką. Pamatysite, šuo visiškai pasikeis ir norės išgirsti pirmiausia jūsų balsą, jūsų gerą žodį ir tik tada lauks skanuko. Labai paprasta, bet jeigu turite daugiau klausimų, rašykite mums į mūsų Facebooką Gyvūnų pasaulis.